Troliai mumiai. Stebuklinga žiema. 6 skyrius. 1 pavasaris. Po pirmos pavasario audros slėnyje tvyrojo nerimas ir permainos. Svečiai kaip niekad anksčiau ilgėjosi namų. Iškeliaudavo vienas po kito, dažniausiai naktį, kai susidariusi sniego pluta palengvindavo ėjimą. Kai kurie pasidirbdino slides ir visi nešėsi bent po nedidelį uogienės stiklainį. Paskutiniai turėjo dalinti spanguolių uogienę iš didžiojo puodo. Galų gale per tiltelį nukurnėjo paskutiniai svečiai, uogienių rūsys liko tuštutėlis. Dabar esame tik tai mes, tarė Totikė, tu, aš ir mažoji Miu. Ir slapukai pragaišo iki kitos žiemos. Taip ir nepamačiau to su pasidabruotu ragu, tarė muminukas. Ir tų ilgakojų mažylių, kurie čiuožė ledu. Ir juodų skraidūnų klaikiai didelėmis akimis, kurie pralėkė virš laužo. Jie visi žieminiai, tarė Totikė. Argi tu nejauti, kad ateina pavasaris? Muminukas papurtė galvą. Jam dar per anksti, negaliu jausti, atsakė jis. Bet Totikė, kažkas atskrido čia pas mus. Bet Totikė išvertė kitą pusę savo raudoną kepuraitę, šita pusė buvo melsva. Visada taip padarau, kai užuodžiu pavasarį, pasakė ji. Ir tada jie atsisėdo ant šulinio dangčio ir taip uždainavo. Aš esu Totikė, kuri kepuraitę visaip išverčia. Aš esu Totikė, kuri pajunta šilumos dvelksmą. Atūžia audros smarkiausios, atgriūva griūtis didžiausios ir žemė apsisuka ir viskas pasikeičia. Galima nusimauti vilnones kelnes ir pasidėti į spintą. Vieną vakarą, eidamas namo iš maudymosi kabinos, muminukas sustojo tako vidury ir pastatė ausis. Buvo rūškana šilta naktis, pilna gyvybės. Medžiai jau seniai nusikratė sniegą. Jis girdėjo, kaip tamsoje jie judina šakas. Iš tolimų pietų atskriejo vėjo šuoras. Muminukas pasiekė, kaip jis prasiveržė per mišką ir nulėkė pro šalį skardžio link. Vandens lašai pasipylė nuo medžių ant juostančio sniego ir muminukas kilstelėjo aukštyn nosį uosdamas. Gal taip pakvipo žemė? Jis nuėjo tolyn žinodamas, kad Totikė buvo teisi. Tikrai, artėjo pavasaris. Pirmą kartą po ilgo laiko muminukas atidžiai apžiūrėjo miegančius tėtį ir mamą, iškėlė lempą virš Frekensnork ir mąsliai ją patyrinėjo. Lempo šviesoje jai ant kakto žvilgėjo kirpčiai. Ji tikrai atrodė daili. Vos pabudusi įšoks į drabužinę pasiimti žalios pavasarinės skrybėlaitės. Visuomet taip darydavo. Muminukas pasidėjo lempą ant krosnės atbrailos ir apsidairė svetainėje. Ji iš tiesų atrodė siaubingai. Dauguma daiktų atiduoti, paskolinti ar paprasčiausiai pavogti kokiu nors nedėkingų svečių. Visur viešpatavo neapsakoma netvarka. Virtuvė pilna indų, ugnis viryklė bemaž užgesusi, nes malkos baigėsi. Uogienių rūsys tuštutėlis, o lango stiklas išdaužtas. Muminukas susimąstė. Sniegas ant stogo ėmė tirpti ir šliaužti žemėn. Šliauždavo griaudėdamas, o paskui dribdavo palei namą. Pro lango pietų pusėje viršuš staiga sušvito apsiniaukusios nakties dangaus lopinėlis. Muminukas žengė prie didžiųjų durų ir jas pajudino.
Jam pasirodė, kad jos trupučiuką pasidavė. Tada jis įsispyrė į grindis letenomis ir ėmė stumti iš visų jėgų. Pamažu durys atsivėrė, stumdamos priešais sniego krūvą. Muminukas nepaleido jų, kol durys atsilapojo į naktį. Tada į svetainę papūtė vėjas. Jis iškratė dulkes iš krištolinį šviestuvą gaubiančio tiulio ir susuko sūkurį krosnės pelenuose. Paskui pakilnojo žvilgančius paveikslus, kuriais buvo apklijuotos sienos. Vienas atsiklijavo ir išskriejo laukan. Svetainę užplūdo nakties ir spigliuočių miško kvapas. Ir muminukas pamanė: gerai, kartais reikia išvedinti savo šeimą. Jis išėjo į priebutį ir įsižiūrėjo į drėgną tamsą. Dabar aš turiu viską, tarė muminukas pats sau. Turiu visus metus. Žiemą taip pat. Esu pirmas trolis mumis, kuris gyveno ištisus metus. Iš teisybės ši žiemos istorija kaip tik turėtų pasibaigti. Ši pirma pavasario naktis ir vėjo šuoras svetainėje yra savaip prašmatni pabaiga. Tada būtų galima lengvai susigalvoti tęsinį pačiam. Bet tai būtų savotiška apgaulė. Juk niekaip neįmanoma iš tiesų žinoti, ką sakė pabudusi mama, ir ar protėvis liko gyventi krosnyje, ir ar nusmumrikas atskubėjo atgal knygai baigiantis, ir ar išsivertė miumla be kartoninės dėžės, ir kur apsigyveno Totikė, kai maudymosi kabina vėl pavirto maudymosi kabina, ir dar daugybė kitų dalykų. Taigi turbūt teisingiausia tęsti pasakojimą. Ypač svarbus yra ledonešis, nes jis pernelyg dramatiškas, kad būtų galima praleisti. Atėjo paslaptingi mėnesiai su giedromis saulėtomis dienomis, lašėjimu nuo stogo, vėjais ir skrienčiais debesimis, ir spiginančiomis naktimis, sušaldančiomis sniegą į plutą, ir akinančiomis mėnesienomis. Muminukas klajojo po savo slėnį, apkvaitęs iš lūkesčio ir iš didumo. Atėjo pavasaris, bet ne toks, kokio tikėjosi jis, anaiptol ne toks, kad išlaisvintų jį iš svetimo ir priešiško pasaulio, natūraliai pratęsdamas naujus įspūdžius, kuriuos muminukas patyrė ir įsisavino. Jis vylėsi, kad pavasaris bus ilgas, taigi bus galima kuo ilgiau pratempti jo laukimą. Kas rytis bemaž baiminusi stebuklo, kad kuris nors namiškis bus atsibudęs. Vaikščiojo labai atsargiai, saugodamasis ką nors užkliudyti svetainėje. O paskui dumdavo į slėnį ir uosdavo naujus kvapus ir stebėdavo, kas paskiausiai nutikę. Į pietus nuo Malkinės baigė nutirpti žemės plotelis. Beržai gavo rožinio atspalvio, bet tai buvo matyti tik iš toliau. Saulė spigino pusnis, kurios praretėjo ir trupėjo lyg stiklas, o ledas patamsėjo, tartum kiaurai jį būtų peršvietusi jūrą. Mažoji Miu tenai čiuožinėjo. Prie batų jį buvo prisitvirtinusi skardinių dangtelius ir virtuvinius peilius. Ašmenimis žemyn. Kai kada muminukas pamatydavo ant ledo išraižytas jos aštuoniukes, bet ją pačią išvysdavo retai. Ji visą laik mokėjo linksmintis, pati viena, ir nebuvo nė trupučio linkusi su kuo nors dalinti savo mintimis apie pavasarį. Totikė tvarkė maudymosi kabiną. Ji nublizgino raudonus ir žalius langų stikliukus, kad būtų malonu ant jų tūpti pirmosiams pavasario musėms. Iškabino saulėkaitoje maudymosi chalatus ir pamėgino užklijuoti guminį hemulį. Dabar maudymosi kabina vėl yra maudymosi kabina, pasakė ji. Vėliau, kai bus karšta ir žalia visur, aplinkui tu kniūpšės gulėsi ant šiltų prieplaukos lentų ir klausysiesi, kaip vanduo plakasi į krantą. Kodėl šito nesakei žiemą? Paklausė muminukas.
būtų mane paguodusi. Aš sakiau, kad čia augo obuoliai, o tu atkirtai, kad dabar čia auga sniegas. Ar nesupratai, kaip aš liūdėjau? Totikė gūžtelė pečiais. Viską reikia atrasti pačiam, pasakė, ir susidoroti su viskuo vienam. Saulė kepintę kepino. Ir ji prigrėžiojo lede skylučių ir privingiavo griovelių. Jūra vis labiau nerimo ir troško laisvės. Už horizonto kilo ir leidosi didžiulės audros. Naktį muminukas gulėdavo ir klausydavosi, kaip trinksi ir braška miegantis namas. Protėvis nurimo, užsidarė krosnį ir gal grįžo atgal per 1000-metį. Krosnekaiščio juosta atsidūrė tarp krosnės ir sienos kartu su kutais, karoliukais ir kitomis gražmenomis. Juosta jam patiko, galvojo muminukas. Jis jau nebegulėjo pintinėje išklotoje vata, o persikraustė į savo lovą. Rytai saulė vis ilgiau šviesdavo svetainėje, stebėdamas į voratinkliais ir dulkių gumulais. Didžiausius gumulus apvalius ir savarankiškai sukibusius muminukas paprasčiausiai išneždavo į verandą, bet mažieji galėjo elgtis kaip tinkami. Popiet žemė palei langą pietų pusėje įšildavo, joje atgijo rudų kupstų šaknelės, kurios godžiai siurbė tirpstantį sniegą. Ir vieną vėjuotą dieną prieš pat sutemas nuo jūros atsklido didingas trenksmas. Taigi, pasakė Totikė ir padėjo savo arbatos puodelį. Pavasario kanonada. Ledas pamažėle pakilo ir vėl pasigirdo trenksmas. Muminukas išbėgo iš maudymosi kabinos pasiklausyti, ką atneš šiltas vėjas. Žiū, jūra atplūsta, jam už nugaros pasakė Totikė. Toli, toli šnypštė baltos bangų putos, piktai išalkusių bangų, kurios kasnį po kasnio rijo žiemos ledą. Tada juodas plyšys perėjo per ledą, vinguriuodamas šen ir ten, kol neteko jėgų ir išnyko. Jūra vėl pakilo, atsirado daugiau plyšių, vis platesnių. Dabar žinau, kas taip atskuba, tarė Totikė. Mažoji Miu tikriausiai matė, jog kažkas nutiks, bet nieko gyvų nenorėjo pražiopsoti. Žūtbūt turėjo pribėgti ir pasižiūrėti, kur pakilo jūra. Ji nučiuožė prie pat ledo krašto ir jūrai palei nosį išdidžiai suraitė aštuoniukę. Paskui apsisuko ir per trūkinėjančią ledo plynę greit pasileido atgal. Iš pradžių buvo tik įtrūkimai. Pavojinga, kiek akis mato, rašė tie įtrūkimai. Ledas linko, kėlėsi ir leidosi, kartais pokšteldavo iškilmių ar žudynių šūvis, nuo kurio per Miu nugarą nueidavo susižavėjimo pagaugai. Tik jau tiems kvaišoms nepavyks manęs įbauginti, galvojo ji, tada turėtų viską sumalti. Ir ji taip čiuožė, kad net susiplojo virtuviniai peiliai, bet krantas nė trupučio neartėjo. Plyšiai jau prasivėrė, pavirto upėmis, aukštyn tykštelėjo maža nirši banga ir staiga visa jūra prisipildė siūbuojančių ledo lyčių, kurios sutrikusios daužėsi vienos į kitas. Ant vienos lyties stovėjo mažoji Miu ir žiūrėjo, kaip aplinkui vis platėjo vanduo, ir nelabai išsigandusi galvojo, kokia puikia istorija. Muminukas išpuolė jos gelbėti. Totikė valandėlę stebėjo, paskui grįžo į kabiną ir užkaitė vandens. Taip, pamanė jie atsidusdama. Jų nuotykių pasakojimai vis tokie pat. Gelbsti ir išgelbsti. Norėčiau, jog kada nors parašytų apie tuos, kurie mėgina sušildyti didvyrius. Skosdamas muminukas pastebėjo plyšelį, kuris skubėjo ledu šalia jo. Ir plyšelio greitis buvo visai toks pat. Jis pajuto, kaip nuo mūšos ledas pakilo, tada pertruko ir susiūbavo. Gerai. Šiek tiek palaukite. Na štai. Mažoji Miu ramiai stovėjo ant savo lyties ir žiūrėjo į atskubantį muminuką.
Jis atrodė visai kaip šokčiojantis guminis kamuolys, akys iš įtampos ir pastangų suapvalėjusios. Kai jis atplumpsėjo, Miu iškėlė letenas ir pasakė: pasisodink mane ant galvos, tad aš galėsiu nušokti, jeigu nepasiseks. Jis stipriai įsitvėrė muminukui už ausies ir suriko: visą draugiją kranto link, pasisukt. Muminukas skubiai žvilgtelėjo maudymosi kabinos pusėn. Dūmai rūko iš kamino, bet niekas jaudindamasis nestovėjo ant lieptelių. Jis ėmė dvejoti, nusivylęs pajutė, kokios nuvargusios jo letenos. Varyk, sušuko mažoji Miu. Ir muminukas pasileido bėgte. Bėgo ir bėgo, sukandęs dantis, tirtančiamis letenomis, kaskart, kai šokdavo ant kitos lyties, pilvą aptėkšdavo šalti lašai. Suskeldėjo visas ledinis stogas, o bango šoko valsą. Žiūrėk takto, šaukė mažoji Miu, štai ateina banga, štai jauti ją po letenomis strikt. Ir muminukas šokdavo kaip tik tada, kai banga palengvėle nuo ledo lyties paslysdavo po ją. 1, 2, 3, 1, 2, 3, valso taktus skaičiavo mažoji Miu. 1, 2, 3, lauk. 1, 2, 3, strikt. Jam virpėjo letenos, pilvas buvo visiškai sužvarbęs. Staiga apniukusi dangų raudonai nutvėskė saulėlydis, o ledas ir bangos taip sukibirkščiavo, kad net suskaudo akis. Muminukui nugarą iškaito, bet pilvas šalo, o visas žiaurus pasaulis šoko su jo valsą. Pro maudymosi kabinos langą Totikė viską atidžiai sekė, dabar jį pamatė, kad gali blogai baigtis. Vaje, pamanė jį. Jis juk nežino, kad nė akimirką nenuleidau akių. Jį išlėkė ant lieptelių ir sušuko valio. Bet pernelyg vėlai. Muminukas nebepaėgė paskutinį kartą pašokti ir iki pat ausų paniro į jūrą. Bjauri nedidelė lytis daužė jam nugarą. Mažoji Miu paleido ausį ir davė ilgą šuolį ant kranto, neįtikėtina, kaip vikriai įveiki sunkumus, kai esi Miu. Imk, pasakė Totikė ir atkišo tvirtą leteną. Ji gulėjo ant muminuko mamos skalbiamojo lieptelio kniūbsčia ir žvelgė tiesiai į liūdnas trolio akis. Štai taip, kalbėjo ji. Pamažėle muminukas užsikasė ant ledo krašto, užsilipo ant akmeningo kranto ir pasakė: tu netgi neišėjai pažiūrėti. Mačiau tave pro langą, susirūpinusi pasakė Totikė. O dabar užsuk į maudymosi kabiną sušilti. Ne, aš eisiu namo, atsakė muminukas. Jis atsistojo ir klupinėdamas nuėjo. Šiltų sulčių, šūktelėjo jam pavimui Totikė. Nepamiršk išgerti ko nors šilto. Takas buvo patižęs nuo tirpstančio sniego ir muminukas letenomis jautė šaknis ir spyglius. Jam buvo taip šalta, kad visas drebėjo, o letenos tebelinko. Jis ko nenusisuko galvos, kai skersai tako perbėgo voveriukas. Linksmo pavasario, sviedė voveriukas abejingai. Nelabai linksma, pasakė muminukas eidamas toliau. Staiga jis sustingo ir įsistebeilijo į voveriuką. Didžiulė puri voveriuko uodega žvilgėjo besileidžiančios saulės spinduliuose. Ar tu esi voveriukas su gražia uodega? Ne taip. Ar tu esi voveriukas su gražia uodega? Lėtai paklausė muminukas. Žinoma, atsakė voveriukas. Čia tu? Sušuko muminukas. Tikrai tu? Tas, kuris sutiko ledinę Fru? Neprisimenu, atsakė voveriukas. Žinai, aš toks užuomarša. Pamėgink prisiminti, paprašė muminukas. Argi neprisimeni vieno iš patogių čiužinių su vilnų kuokštais? Voveriukas pasikasė už ausies ir susimastė. Prisimenu daugybę čiužinių, tarė jis, su vilna ir be vilnos, geresnių kaip prikimšti vilnų nežinau. Ir voveriukas nieko negalvodamas nubėgo tolyn į mišką. Ta sužinosiu vėliau, galvojo muminukas, dabar man pernelyg šalta, reikia namo. Ir tada jis nusičiaudėjo
nes pirmą kartą gyvenime rimtai persišaldė. Centrinio šildymo katilas buvo užgesęs, svetainėje tvyrojo baisus šaltis. Virpančiomis letenomis muminukas apsiklojo pilvą keletų kilimų, bet šilčiau nepasidarė, jam skaudėjo kojas, peršėjo gerklę. Gyvenimas taiga pasidarė labai liūdnas, nosis tartum susvetimėjo ir išputo. Jis pamėgino apsikloti, šalta kaip ledas uodega ir vėl nusičiaudėjo. Ir tada pabudo jo mama. Ji negirdėjo ižo kanonados, negirdėjo kaminės staugiančios pūgos, visame name knibžda neramus svečiai ir žadintuvų skambėjimas ištisą žiemą jos nepažadino. Bet dabar jie atsimerkė ir gyvai įsižiūrėjo į lubas. Paskui atsisėdo lovoje ir tarė: tu išėjai ir persišaldei. Mama, tarė muminukas kalendamas dantimis, jei tik žinočiau, kad tai tas pats voveriukas, o ne kitas. Mama nuskubėjo tiesiai į virtuvę šildyti sulčių. Tenai neplauti indai, graudžiai šūktelėjo muminukas. Taip, atsiliepė mama, viskas susitvarkys. Ji surado kelias pliauskas už paplavų kibiro, ji išėmė serbentų sulčių iš slaptos savo spintos ir miltelių ir flanelinę kaklaskarę. Kai vanduo užvirė, ji sumaišė stiprių vaistų nuo peršalimo su cukrum ir imbiru ir sena citrina paprastai gulinčia už kavinuko gaupšlės pačiame lentynos kampe. Tik tai kavinuko gaupšlės nebebuvo ir kavinuko, bet muminuko mama to nepastebėjo. Dėl visako ji murmėjo burtažodžius, taisydama vaistus nuo peršalimo. Taip jie buvo išmokiusi močiutė. Paskui ji nuėjo į svetainę ir tarė: išgerk, kol šilta. Muminukas išgėrė ir maloni šiluma pasklido po šaltą jo pilvą. Mama, tarė jis, turiu tiek daug tau paaiškinti. Pirmiausia išsimiegosi, tarė mama ir apvyniojo flanelę jam kaklą. Tik vienas dalykas, mėgustai tarė muminukas, pažadėk, kad nekursi krosnės, nes ten gyvena mūsų protėvis. Žinoma, nekursiu, pažadėjo mama. Staiga muminukas pasijuto sušilęs, ramus ir už nieką neatsakingas. Lengvai atsiduso ir įsikniaubė nosimi į pagalvę. Ir tada užmigo, viską pamiršdamas. Mama sėdėjo verandoje ir didinamuoju stiklu degino filmo juostą. Ji rūko ir žaižaravo, o aštrus malonus kvapas kuteno jai nosį. Keista, ar ne? Saulė kaitino taip, kad šlapia veranda net garavo, bet priebučio šešėlyje viešpatavo ledinis šaltis. Apskritai pavasarį reikėtų atsibusti ankstėliau, tarė mama. Tikra tiesa, pritarė Totikė. Jis dar miega? Mama linktelėjo galvą. Kad tu būtum mačiusi, kaip iššokinėjo, išdidžiai tarė mažoji Miu. Jis, kuris sėdėjo ir znykė ir pusę žiemos klijavo paveikslus. Žinau, mačiau juos, atsakė mama. Matyt, jautėsi siaubingai vienišas. Paskui išėjo ir susirado kažkokį seną protėvį, kalbėjo toliau mažoji Miu. Tegu jis pats papasakoja, kai atsibus, tarė muminuko mama. Matau, kad kol miegojau, čia nutiko daugybė dalykų. Filmo juosta pasibaigė, bet to jai pavyko pradeginti verandoje apskritą juodą skylę. Kitą pavasarį turėčiau atsibusti anksčiau už kitus, pakartojo mama. Šitaip gaučiau kiek laiko pabūti ramiai ir daryti, ką nori. Kai muminukas galop pabudo, gerklės nebeskaudėjo. Jis pamatė, kad mama buvo nuėmusi tiulį nuo krištolinio šviestuvo ir pakabinusi užuolaidas. Baldai stovėjo senose vietose, o išdaužtas langas uždengtas kartono lapu.
Nebelikė ne vieno dulkių gumulo, bet protėvio šlamštas priešais krosnį buvo nepaliestas. Ant dailaus plakato mama buvo parašiusi: liesti draudžiama. Iš virtuvės raminamai sklido indų tarškesys. Gal papasakoti jai apie tą, kur gyvena poindauja? Pamanė maminukas. Turbūt ne. Jis pamastė, kad gal susirgęs todėl, kad troško rūpinimosi, bet paskui pamanė, jog būtų buvę dar įdomiau pačiam rūpintis mama. Tad nuėjo į virtuvę ir tarė: eime, aš tau parodysiu sniegą. Mama iškart liovėsi plauti indus ir abu išėjo į saulėkaitą. Jo nebedaug likę, paaiškino maminukas, bet kad būtų mačiusi žiemą. Namas, ištisos pusnis, sniego iki pat nosies, supranti, sniegas krinta iš dangaus, kaip mažutės šaltos žvaigždės, aukštai juodumoje plevena melsvos ir žalsvos užuolaidos. Kaip gražu, tarė mama. Taip, o paskui važinėjasi ant sniego, pasakojo maminukas, tai vadinama slidinėjimu. Slysti tiesiai žemyn, lyg žaibas didžiuliame sniego debesyje, ir jeigu nežiūri, gali net užsimušti. Ką tu sakai, tarė mama, ar tam naudojami padėklai? Ne, jie tinkamesni čiuožinėti ant ledo, sumurmėjo sūnus paniurdamas. Tu tik pamanyk, pasakė maminuko mama ir prisimerkė prieš saulę. Ir vis dėlto koks nepaprastas tas gyvenimas. Čia gyvenai ir maniai, kad sidabrinis padėklas naudojamas tik vienaip, o jis dar tinkamesnis visai kitam dalykui. Ir visi sako, nekaupk šitiek uogienių, staiga viskas suvalgoma. Maminukas paraudo. Ar miu pasakojo? Tarė jis. Žinoma, atsakė mama, nuostabu, kad pasirūpinai svečiais ir kad dabar man nereikia degti iš gėdos. Ir žinai ką? Namas dabar kur kas erdvesnis, be visų kilimų ir niekniekių, bet to nereikia taip dažnai tvarkyti. Mama pasiėmė truputį sniego ir padarė gniūžtę. Sviedė ją taip, kaip paprastai svaido mamos, ir gniūžtė šlumštelėjo tolėliau. Nelabai kaip, tarė mama ir nusijuokė, net inkščius būtų sugebėjęs geriau. Mama, aš tave klaikiai myliu, pasakė maminukas. Juodu lėtai nusileido žemyn prie tiltelio, bet dar nebuvo jokių laiškų. Vakaro saulė metė ant slėnio ilgus šešėlius. Visur tvyrojo ramybė ir nuostabi tyla. Mama atsisėdo ant turėklų ir tarė: dabar galų gale noriu išgirsti šiek tiek daugiau apie mūsų protėvį. Kitą rytą drauge pabudo visa šeima. Pabudo kaip tik taip, kaip paprastai pabusdavo pavasarį, nuo linksmos ir garsingos rylos melodijos. Totikė stovėjo po lango po stogo lašais ir suko rylos rankeną, užsidėjusi išvirkščią melsva pusė kepurė, tokios pats spalvos kaip dangus, o saulė žvilgino sidabrines rylos apkalas. Šalia jo sėdėjo mažoji miu, tiek išdidi, tiek ir susigėdusi, nes savo letenomis mėgino užlopyti kavinuko gaupšlę ir nušveisti sidabrinį padėklą smėliu. Nieko gero jai neišėjo, bet galų gale pastangos yra svarbiau negu rezultatas. Toliau mėgūsta miumla vilko pakalnint svetainės kilimą, kuriame ji miegojo visą žiemą. Ta diena pavasaris nusprendė būti ne tik poetiškas, bet ir linksmas. Jis pridraikė dangų retų debesėlių, nuplovė nuo stogo paskutinį sniegą, visur pripiešė upeliūkščių ir apskritai žaidė balandžio mėnesį. Aš atsibudau, viltingai sušuko Frekensnork. Muminukas maloniai pasitrynė su ją nosimis ir pasakė: linksmo pavasario. Draugė mąstydamas, ar kada nors papasakos apie savo žiemą taip, kad jis suprastų. Jis žiūrėjo, kaip ji nubėgo prie spintos pasiimti žalios pavasarinės skrybelaitės. Žiūrėjo, kaip tėtis pasičiupo vėjarodį ir kastuvą ir išskubėjo į verandą. Visą laiką grojo Totikės ryla ir saulė švietė slėnį, lyg gamta būtų prašiusi atleidimo, kad buvo tokia nemaloni nuosaviems kūriniams. Šiandien sugrįž sūnus Mumrikas, galvoja muminukas, tinkamiausia diena jam pareiti.
Jis ramiai stovėjo verandoje ir žiūrėjo, kaip aplinkui ant kalvos knibžda šeimos, dar nelabai pabudusios ir linksmos kaip visuomet. Muminukas pagavo Totikę žvilgsnį, jį baigė groti valsą ir nusijuokė ir tarė: maudymosi kabina dabar laisva. Manau, kad vienintelis maudymosi kabinos įnamis dabar te gali būti Totikė, tarė Muminuko mama. Be to, didelis prašmatnumas ta maudymosi kabina. Juk taip pat galima apsimauti maudymosi kelnaitės paplūdimyje. Labai ačiū, padėkojo Totikė, aš pagalvosiu. Ir jį patraukė su Ryla į slėnį toliau žadinti kitų miegalių. O Freken Snork rado pirmą narsų kroko daigelį. Jis išlindo iš šiltos žemės po langų pietų pusėje ir dar net nebuvo žalias. Apvošime jį stikline, tarė Freken Snork. Taip jis išsilaikys naktį, kai atšals. Nedaryk šito, tarė Muminukas, bus geriausia, jį pats susidoros. Manau, kad jam pavyks geriau, nors kiek ir pakentės. Staiga jį perėmė toks linksmumas, kad panoro likti vienas, jis nupėdino prie malkinės. O kai niekas nematė, pasileido bėgčiom, bėgo per tirpstantį sniegą, o saulė švietė į nugarą, bėgo todėl, kad buvo laimingas ir nieko negalvojo. Nubėgo žemyn prie kranto, per prieplauką, per tuščią išvėdintą maudymosi kabiną, tada atsisėdo ant maudymosi kabinos laiptelių, palei kuriuos rito bangas pavasarinė jūra. Iš slėnio gilumos vos buvo girdėti Rylos muzika. Muminukas užsimerkė ir pamėgino prisiminti, kaip horizonte ledas susiliejo su tamsa. Pabaiga. Na, iki pasimatymo, vaikai.